Nu ką, sveiki gyvi. Čia iš tokios vietos, kur darysime savo dažų maišyklėm. Šiandien video apie šlifavimo diskelius. Yra biskį daugiau rūšių, bet pagrindinis toks dėsninis, tai vadinamas popieriaus pagrindo diskeliai ir vadinami plastiko, kiti vadina pagrindo diskeliais arba vadinamų filmas, tai kad pavyzdžiui šiuo atveju keramik filmas. Tai net tu kai pasižiūrai, tai nėra popierius ar kažkokia, tai yra tiesiog audinys arba su rišančia medžiaga su dervom, ten keramika šlifuojantis abrazyvas ir tiesiog prie jo prilydintas arba priklijuotas velcro, jisai toks gaunasi kaip persišviečiamas diskelis. Plastikiniai jie irgi eina panašiu pagrindu, tai kai eina prilydinti arba priklijuoti šitie abrazyvai. Tai va, pirmą pliusus pasistengsiu kiek įmanoma trumpiau ir paskui apibendrindama savo nuomonę. Popieriniai diskeliai. Pliusas. Pirminis jų pliusas tai yra kaina. Vidutiniškai, neatsižvelgiant į tam tikrus dalykus, rinkoje popierinis dažniausiai diskelis kainuoja perpus mažiau negu plastiko pagrindu arba vadinamas film audinio pagrindu. Paskui sekantis privalumas popieriniai diskeliai dažniausiai turi didžiausią spektrą abrazyvų rūšių. Ką tai reiškia? Tai reiškia cirkonio aliuminio oksidas, kiek domėjausi, tai kadangi technologija realiai yra senesnė, daugiau šitų tipo šitų abrazyvų yra ištestuota ant popieriaus ir daugiau yra gaminama ant popieriaus. Sekantis privalumas paviršiaus atkartojimas. Atrodo, turėtų būti, bet plastikas dažniausiai dėl savo standesnės struktūros, išskyrus nei kovaksą, jisai turi tokią savybę, nes kovaksas irgi skaitosi kaip diskeliai, bet ten tas filmas arba vadinamas plastikas, jis toks yra artimiau gumos, todėl geriau atkartoja. Bet šiaip standartiškai žiūrint, popierius jis turi geresnį paviršiaus atkartojimą ar lankstant, jis biskį geriau išsilanksto, bet kartu tai tam tikru prasme atsiranda tam tikri minusai, apie kuriuos pakalbėsiu vėliau. Popieriniai diskeliai turi tam tikrą prasme didesnį universalumą, reiškiasi tarp popierinių diskelių general purpose, reiškiasi įvairiem paviršiams skirtų ir diskelių naudot yra platesnis spektras ir pavadikim taip, su jais yra lengviau, niekada tu neprašausi dėl vadinamų pridegimų užvėlimų, nes tai yra dažnai susijęs su konstrukciniu dalyku, kad popieriaus yra visai kiti atsparumai temperatūrų. Bet, kaip tas sakau, tai nėra visais atvejais. Dabar minusai, nes praktiškai pliusų jau viskas. Minusai, tai yra tas, kad popieriniai diskeliai, popierinis šlifavimas dažniausiai skirtas tik tai sausai technologijai, išskyrus ten, jeigu šnekėsim ne apie diskelius, tai būna vadinamas impregnuotas popierius, bet šneku apie diskelius. Tai popieriniai dažniausiai jie netinka šlapiam šlifavimui. Maži gridai, reiškia viskas, kas nuo apačios ir dažniausiai priklausomai nuo gamintojo eina nuo 6 iki 800, atskirais atvejais yra iki 1000. Vien dėl to, kad principe technologija pati iš savęs reikalauja yra popierius ir prie to popieriaus yra kažkokiu būdu priklijuojama šlifuojantis audinys, šlifuojanti medžiaga. Tai dažniausiai tam tikruose griduose automatiškai neina padaryti kokybiškai pritvirtinti prie popieriaus. Tai yra apsiribojama tam tikram pliututė. Yra netvirtas pagrindas. Dažniausiai su popierių liga tokia yra, nes aš popieriaus naudoju, bet
praktiškai ten, kur žinau, kad tikrai man popierius pasiteisina ir tokio kaip plastiko ar ten keramikinio audinio turėti neverta. Pavyzdžiui, jeigu eina, sakykime, vadinamas kraštas, šitie diskeliai yra kur kas minkštesni ir kai šlifuojat, sakykime, į kampą yra įėjimas, atsimušant, popierinė diskelė labai tankiai apsidaužo, labai greit kraštai ir greitai prarandamas šlifavimas arba ten per tam tikrus paviršius einant, užsikabinus per šitas dulkių skylės būna diskeliai plėšiami. Tai čia dar yra vienas minusas. Ir, kaip minėjau, dažniausiai greičiau dėvisi dėl pačios pritvirtinimo technologijos. Dabar plastiko pagrindo arba kitaip vadinami film. Ten, pavyzdžiui, plastic film gali rašyti, arba ceramic film, keramikinis, arba ten koks circoni film. Jeigu nėra žodžio paper ant dėžutės, tai reiškia, kad tai yra plastiko pagrindo naujesnės kartos diskeliai. Pirmas jų privalumas - relatyviai jie ilgiau laiko. Jeigu tu šlifuoji tinkamą paviršių su tinkamais diskeliais, tai jie yra kur kas ilgiau neužmušami. Pateiksiu paskui, jeigu nepamiršiu porą pavyzdžių. Yra sekantis pliusas kelių abrazyvų rūšys, kurių nėra ant popieriaus. Tai šiuo atveju gal 3M keramikinį turi ant popieriaus, bet aš kiek atsimenu, čiupinėjau, labai nepatiko, nes labai greit nusidaužo, o paskui naujesnės kartos ten Kubitronas ant, man atrodo, kaip ant plastiko, tai kuo puikiausiai laiko, o ant popieriaus labai greit dėvisi. Tai va, toks pastebėjimas, sakykime, tai va, yra keli šlifavimo medžiagos audiniai, kristalai, kurie nėra naudojami ant popieriaus. Nors popieriaus tų spektras yra, kas naudojama, yra didesnis, plastiko yra mažesnis, bet yra keli, kurie tik tai rasim ant plastikinio pagrindo. Paskui ką dar čia užsirašęs? Tvirtesnis pagrindas, tai čia tas pats kaip iš to, kalbėjau apie kampus, jie yra standesni, bet pats tas visas, sakykime, iš šitos pusės mąstant čia apie reliefą, kai kalbėjau. Kai kur gauni pliusą, kai kur ne, nebent tai koloksas. Tai vėl, jis nors yra plastiko tokios sintetinės gumos pagrindu, jis kartoja reliefą gerai, bet jo kraštai irgi linkę susiplakti, susidaužyti. Sekantis privalumas - sausas šlapia šlifavimas. Net jeigu diskėlis ten nerašo, jisai skirtas sausai technologijai, žinai, kad papuolus drėgmės, tai didžiausia tikimybė, kad dėl vandens gali užsivelti, bet jeigu visgi neužsivelia, tai jis tikrai nepradės byrėti ir jo struktūra byrėti dėl to, kad gauna drėgmės, nes jis paprasčiausiai jos nebijo. Apie keramiką minėjau, kad dauguma gamintojų keramiką daro ant filmų, keli gamintojai vos gamino ant popieriaus ir žinau, kad jau šiai dienai tie diskeliai yra po valiai atšaukinėjami, nebegaminami. Būtent dėl įtvirtinimo arba yra karštų būdų priklijuojama arba įliejama. Šitie diskeliai, tie jeigu apsiriboja 800 000, galima rasti viską, kuo puikiausiai iki 3000. Nes kada pagrindas yra tvirtas, eina suliet. Ir kaip sekantis dar pliusas, įvairesni pagrindai, reiškia, gali būti storesnis, plonesnis, į gumos pagrindą arčiau, tai tokį, kaip tas sako, priklausomai nuo gamintojo ar kam skirta, galima varijuoti su tais pačiais, bet dažniausiai standartiškai jie, jeigu paėmus tuos standartinius, tai jie dažniausiai būna tokie, ganėtinai kietesni ir sunkiai kartoja reliefą. Tai va, būtent dabar prieinam prie minusų, apie plastiko diskelius. Padidėja prideginimų tikimybei. Dėl to, kad popierius įdomiai tas dalykas, jis pats iš savęs yra ganėtinai atsparus temperatūrų. Tam tikros medžiagos, kur naudojamos čia, gali būti neatsparios temperatūrom ir, pavyzdžiui,
kalbant iš savo patirties, yra tekę turėti diskelių, kur tu, pavyzdžiui, šveiti špaklių, viskas gerai, šveiti gruntą, viskas gerai, šveiti laką, viskas gerai, bet jeigu tik prašaukai pro laką, kad ir seniai dažytas paviršius, tik liūdai bazė diskėlį susivėlė. Net Mirka yra Mirka, man atrodo, gamina plastiko pagrindo specializuotus diskelius, kurie net vadinasi pirmas ten bondo cutter, nu tai tipo špakliaus kirpimui, nu tai jis atitinka 100-120, bet pavyzdžiui turi taip pat diskelius, kurie vadinasi paint removal system. Gridas lyg ir panašus, bet ten plastikų ir keramikos ar tų aliuminio oksidų sudėtis kombinacijos taip padarytos, kad paprasčiausiai geriausiai efektyvumą išgauti, kad nuimt dažus iki metalų. Ir pavyzdžiui, teko tikrai susidurti tą diskelį konkrečiai naudojant ant špakliaus, ant grunto, nu tas diskelis nėra kažkuo ypatingas. Tai vat, kaip ir minėjau, popieriaus pliusas yra tas, kad jis tokias kaip universalesnis diskelis, jis daugiau kur gali būti panaudojamas. Su plastikiniais reikia pasidomėti, net dažnai va, šitiem plastikiniam keramikiniam lapeliam eina TDS, kas dažnai ant šitų TDS neturi, tiesiog dėžutė šlifavimo diskelis gridas, pats bandais, pats žinai. Tam tikri, va, pavyzdžiui, ten kaip Mirka šiuo atveju Galaxy, paskui čia berods Galaxy, yra Galaxy, dar kokį ten keramika diskeliai, keramik, man atrodo, taip ir vadinasi. Ir jau viski yra panaudojimas ir kitos rekomendacijos skirtos. Tai vat plastikas, apart ilgamžiškumo, atsiranda toks dalykas, kad nežinant gali pasinaudoti taip ir galvoti, kad tie diskeliai yra daug prastesni už popierių, bet ten gali atsirasti toks dalykas, kad, pavyzdžiui, ta kombinacija plastiko diskelių 400 grido skirta šveisti šviežiam lakui, ten kokios 2-3 dienų kito tipo diskeliai gali būti visiškai neskirti ir gali tuoj pradėti vėl dėl temperatūrinių skirtumų prideginėti ir panašiai. Mažiau, kaip minėjau, abrazyvo rūšių, išskyrus yra kelios abrazyvų rūšys, kurios nenaudojamos popieriui. Tai čia toks minusas, sakykime, ką tu gali rasti ant popieriaus, gali tau pasitaikyti, kad tu nerasi ant plastiko. Sekantis minusas kaina, vidutiniškai jie kainuoja 2x brangiau, priklauso nuo firmos. Ir kaip minėjau, siekiantis minusas, jeigu tai yra standartinis, ten ne koks kovoksas ar kažkas, jų reljefas kartojamas, jie linkia aštriau linkti ir panašiai. Tai mano, sakykime, toks reziumuojantis patarimas, kokius naudoti plastiko ar popierinius. Jeigu jūs tik pradedat, tada grįžtai rekomenduoju naudoti popierinius, nes, sakykime, kai kurie, pavyzdžiui, jeigu paimi popierinį ir, sakykime, plastikinį 120, pirmos minutės šveitimo su popieriniu bus minkštesnės, dažniausiai plastikiniai jie matyt pats iš savęs kietesnis diskelis pradeda agresyviau šveist, gali rieskės panašiai atsirasti. Kai jau pažengėt, galite atsirinkti pagal savo darbo technologiją. Sakykime, pas mane 180, 240, praktiškai aš naudoju tik popierių ir man nėra vertės investuoti į plastiką. Nes man plastikas, aš pasiėmęs, reikalingas ten, kuris dirba daugiausiai ir į konkrečias medžiagas. Ten jeigu 120 špaklius ir panašiai, aišku, tai atsirenkia ilgainiui. O, sakykime, paskui perskambysim šitą atsižvelgus, sakykime, į šlifavimo diskelius popierius, pas mane, kadangi va 180-240 dominuoja, praktiškai aš 180, pavyzdžiui, 240 užbaigiu špaklių arba paruošiu pagrindą gruntavimui, kur buvo ruošta. Bet aš jokiais būdais popierium 240 nepradėsiu šveist, sakykime, lakų, nes tai yra rizika, kad šiek tiek bus per didelis sušiaušimas, nes lakas ir kietesnis, gali ryskių pavojus atsirast kas. Tai toks
turiu, kaip tas sako, 320-400, sakykime, plastiko jo pagrindų diskeliai, kurie tinka atsirinkęs tiek bėgti per tą patį špakliuotą, tiek per gruntuotą, tiek per lakuotą paviršių. Kas pavyzdžiui, sakykime, dabar apie didesnius gridus pašnekėjau, sakykime, nusipirkęs dabar esu 600 popierių ir 800 plastiką. Ir dabar toks dalykas. Jeigu aš buvau šveitęs 400, ten nesvarbu kuo, bet svarbu 400, sakykime, reikia tiesiog lakuotą paviršių nusimušti ir pasiruošti iki dažomo paviršiaus. Tai tas dalykas, nusimušus 400 su 600 popierium, aš galiu ilgiausiai 1-2 dalis, ten su 2-3 lapukais nusišveisti. Bet atsiranda įdomus dalykas. Lakas yra kietas ir jeigu aš pradedu, sakykime, nuo 600 šveisti, aš daugmaž tokį plotą efektyviai sušveičiu ir paskui akyse matau, kaip paprasčiausiai pradeda tas švitras neimto lako, paprasčiausiai atrodo pradeda jau kaip 800 išvesti, kad 1000 jau jis nepaima to, nes gaunasi lakas palygintus nuskietas paviršius, jisai yra nejudintas ir atsiranda čia esminė problema, kad popierius, kadangi jis netoks ilgaamžiškas, jis greit nusibukina. Ir prieš tai, sakykime, ten naudojau 600 plastiką, aš su tuo vienu lapeliu tie vienas duris numušė ir daugmaž praktiškai nesikeičia tas sušveitimas. Bet aišku, irgi buvę dar seniau, kad aš kažkokios firmos pasėmiau tą 600 ir bandydamas tą laką sušveitinėti, jis ant nejudinto lako jis turėdavo problemų, jis pradėdavo tuo kiaulės uodegas tampyti, prideginėja. Jeigu ant sušveisto lako, sakykime, ten jau 400 ar kažkuo, bėdų nebūdavo. Tai čia yra irgi atsirinkimo dalykas, bet asmeniškai toks reziume, plastiko arba film tipo šitie diskeliai yra pažangesni ir geresni. Bet visiškai popieriaus nereikia nurašyti, aš ir pats jį naudoju ir džiaugiuosi pagal savo darbo technologiją. Tai va, dėkui, peace, I'm out.